Sveikas visas, ačiū, kad sugrįžote į mano kanalą. Ir šiandien aš noriu su jumis pasidalinti video, kuriame parodysiu, kaip pasidaryti instagraminius ombre antakius. Tikrai nepaslaptis, kad antakiai paskutiniais metais tapo kažkokiu tai super dideliu hitu. Ir turbūt, kas seka daug makiažo meistrų Instagrame, tikrai matote įvairias nuotraukas ir įvairius video, kur merginos pasidaro tobulus, nuostabius išraiškingus antakius. Taigi šitam video aš pabandysiu parodyti, kaip aš darau tai. Ir jeigu norite sužinoti, kaip, žiūrėkite toliau. Mūsų instagraminiams antakiams reikės kažkokių kreminių ar gelinių stiprios pigmentacijos produktų antakiams. Tuomet bet koks maskuoklis, koks jums tinka, galite naudoti ir šviesesnį, galite naudoti kūno spalvos, nesvarbu. Ir dar keli įrankiai, tai yra kirstas antakių šaketėlis, antakių šukytės ir kažkoks tai maskuoklio šepatukas. Gerai prašluoju antakius, kad nebūtų likę jokių dažų likučių ar nuo pudros gabaliukų ir panašiai. Imu tamsesnę dažų spalvą. Tai yra Soft Brown iš Anastasijos. Mirkau savo kirstą antakių šepetėlį. Ir pirmiausia nusibrėžiu kontūrą, tai yra pagrindą, kaip turėtų atrodyti mano antakis. Pradedu nuo apačios ir maždaug ties viduriu. Štai taip. Ką toliau darau, tai yra nubrėžiu viršutinę liniją. Ir žinoma, uodegėlę. Ir tada stengiuosi užpildyti ypač uodegėlę, tas vietas, kur yra tuščia. Pradžia yra. Gerai padariau tą patį su kitą pusę. Tada išsivalau šepetuką savo, kad nebūtų likučių tos tamsios spalvos, ir keliausiu į šviesią spalvą, kuri yra ta pati Anastasijos Beverly Hills, tik tai yra blond atspalvis. Ką aš darau su šviesia spalva, tai yra spalvinu tą pradžią antakio, kurios prieš tai nelietinu. Ir nuspalvinu antakio pradžią. Tam, kad tas ombre efektas būtų šiek tiek stipresnis, tai žinoma išskaidome šiek tiek dažų ir ten, kur plaukelių neauga. Tada perėjimas ne toks pastebimas. Ir stipriai prašukuojame, ypač plaukelių augimo priekyje. Paskutinis žingsnis tai yra maskuoklis. Brėžiu griežtą liniją po pat antakių. Tai man padeda ištaisyti klaidas, kurias galbūt aš padariau, tarkim, brėždama plaukelius. Ir tai labai pašvarina tą apatinę antakio liniją. Ir forma antakio atrodo labai griežta ir labai švari. Štai. Jeigu padarėte kažkokią klaidą viršui, tarkim, su to pačiu šepetuku, tai kas liko viduje, su to produktu galite perbraukti per viršų, tai irgi padeda šiek tiek pašvarinti. Dar ką galite padaryti, tai yra užfiksuoti šitą maskuoklį su veido pudra arba su kažkokiu šviesiu matymu šešėliu. Ir toliau galite tęsti savo šešėlių žaidimą, meną ir tai, ką norite daryti ant savo laukų.
Taigi, štai mano video, kuris buvo skirtas instagraminiam antakiam. Taip, aš juos taip darau. Ir iš tikrųjų nieko čia ypatingo, šiek tiek darbo, šiek tiek technikos ir šiek tiek tam tikrų produktų. Tikiuosi jums patiko, ačiū, kad žiūrėjote ir susimatysim kitą kartą.